O dabar, kodėl miesto skulptūrų konkurse nebeliko nepriklausomų menotyrininkų? Nauji ir buvusieji miesto tapatumo ženklai. Kaune prie legendinių Kauko laiptų atsirado naujas akcentas. Jo autorius skulptorius Artūras Žilinskas, dirbantis ir butaforijos meistrų Kauno nacionalinėme dramos teatre. Su Artūru susitinkame Kauko laiptų papėdėje. Kai statai skulptūrą viešoje erdvėje, lauke, tai kai yra visą laiką tokia baimė, kad kada išneši iš dirbtuvės, tai jinai gali pranykti labai erdvėje, bet šiuo atveju tas neįvyko, tai džiaugiuosi. O kodėl ne visas kūnas, tai čia būtinai norėjau palikti intrigą ir kad praeiviai patys savo susikurtų tos mitinės būtybės vaizdinį. O gal mitinė būtybė gali taip atrodyti. Kažkam gal 8 metrų aukščio, gal kažkam 20 metrų aukščio, ką žinau. Skulptūra laimėjo finansavimą miesto savivaldybės surengtame Kauno akcentų konkurse. Taigi rėmėjai, patys kauniečiai ir mokesčių mokėtojų pinigai. Apie Kauno tapatumo ženklus su menotyrininkė Vytauto didžiojo universiteto profesorė Rasa Žukienė. Susitinkame Pelėdų kalne prie tarpukario prabangaus pastato, buvusios laikinosios Čiurlionio galerijos. Prie šito pastato yra tokios smulkios dvi detalės, kurios yra labai įdomios ir daug pasakančios apie to laiko kasdienybę ir žmonių gyvenimą. Tai yra du dekoratyvūs įrengimai, kurie yra skirti nusivalyti purvui. Kada ateinama yra į galeriją, nusibraukti nuo padų nešvarumus, nes šitas dalykas buvo be galo reikalingas, kadangi mes jau dabar sunkiai įsivaizduojam, kad daugybė miesto teritorijų taip pat neturėjo jokių šaligatvių, arba tie šaligatviai geriausiu atveju buvo iš lentų. Purvas, rudens purvas buvo kiekvienos dienos kasdieninis palydovas, bet štai kaip šitas, gal jisai turėtų vadytis purvabraukiu. Čia toksai racionalus ir teisingas supratimas, kaip kelti savo tiesiog gyvenimo kultūrą. Noras išlipti iš purvo. Menotyrininkė Rasa Žukienė, konkurso Kauno akcentai ekspertė. Tiesa, reikėtų sakyti buvusi. Tikrai meno sferos žmonės stengdavosi užduoti įvairius klausimus, bet, sakysim, savivaldybės tarnautojai juos negali atsakyti. Ir kai viskas yra taip suformalizuota, tiesiog nėra kur dėtis su savo menotyrinėm įžvalgom. Ten joms yra tiesiog ne vieta. Mano viena kolegė buvo netgi parašiusi labai atvirą straipsnį į miesto laikraštį ir tai dar greičiau užbaigė jos dalyvavimą. Taip, kad mes čia neturim jokių didelių iliuzijų, kad meno žinovai nugalės biurokratus. O ką menotyrininkė Rasa Žukienė mano apie naująjį Kauno akcentą? Tai jin tokia didelė? Taip. Tokia didžiulė. Tai yra baisu šiaip. Man akyse dar kitos, sakysim, pėdos meistriškos ir įeinančios į meno istoriją. Pavyzdžiui, kurios priklauso Mikelandželo Dovydui. Tai tokia pėda Mikelandželo Dovydo, kaip ir, sakysim, galva ar nosies ir akių dalis, kaip detalės, tai yra taip pat piešiamos pirmose kursuose. Kitas kūrinys su tokia pėda priklauso Petrui Mazūrui, geram skulptoriui, bet tai buvo turbūt kokie 80-ieji metai praeito amžiaus. O dabar pagal meninę kalbą aš matau tiesiog realistinę kažkokią tai detalę nuo žmogaus kūno, kuriai suteiktas garsus kalbėjimas apie tai, ko nėra. Ir kas nesiformuoja, kad ir kaip čia yra daug kur stengiamasi pastaruosius 5-6 metus suformuoti. Aš neįsivaizduoju jokio ten mitinio žmogaus ar
pabaisos ar kokio ten užkėtusio tuos kauko laiptus vien dėl to, kad aš pamatysiu tokią, kažkokią tai griozišką detalę. Galbūt aš neturiu fantazijos. Mane visą laiką guodžia tik tai, kad paminklai paprastai ilgai neišsilaiko. Nusikelkime į 2017-uosius. Pirmasis Kauno akcentų konkursas, kuriam skulptorius Žilinskas pateikė dviprasmiškai vertinamą Vyriškio su prasektu lietpalčiu skulptūrą, pavadintą Egzibicionistas. Ir vieta jai statyti buvo numatyta Kauno ąžuolyne greta stumbro. Apie savęs rodymą. Ten yra žmogus, vadinasi egzibicionistas, reiškia exhibition, paroda, savęs rodymas. Ypač menininkai save labai nori parodyti, visi Facebookai, Instagramai ir taip toliau. Tengi viską mes dedam, kad tik tais į mus kuo daugiau žiūrėtų. Tai čia yra, sakykime, hiperbolizuotai parodytas tas dalykas. Apibrėžimas. Egzibicionizmas – tai lytinio elgesio nukrypimas, pasireiškia polinkiu viešose vietose prieš nepažįstamus žmonės apnuoginti lytinius organus arba visą kūną. Tai ten atsirado komentarų įvairių, kad kaip čia galima, kad aš negalėčiau su vaiku su vežimėliu pravažiuoti pro tokią skulptūrą, nes ten vaikas pamatys, ten organą žmogaus. Nemanau, kad... O kas čia tokio, ta prasme? Kas čia yra nenormalaus? Jeigu mes bijom vyriško organo, tai tada reikėtų ir to pačio ąžuolyno stumbrų jį nupjauti, nes ten jis irgi yra ir gerokai didesnis. Šis darbas susilaukė ir teigiamų vertinimų. Buvęs Kauno vicemeras Simonas Kairys tuomet pasisakė, kūrėjų prigimtis yra šokiruoti ir kelti diskusijas. Kauno akcentų konkursas egzibicionisto skulptūrai tuomet lėšų neskyrė, o šiais metais Kauko laiptų mitiniai būtybei sukurti skirta 22 000 eurų. Jeigu yra už ką įvykdyti, jeigu tai nesinaudojama visų mūsų, lėšomis, jeigu tai nenutraukia lėšų nuo vertingesnių projektų, tai jeigu žmogus turi už ką statyti, tai gali statyti. Būtų geriau, kad savo kieme ilgai bandytų. Dabar tos laisvės yra daug ir, man atrodo, menotyrininkų tyla, kuri nepraplėšiama daugeliu atveju, tai jinai ir parodo tam tikrą vertinimą. Šiandien tiek. Tiesiog likite su 7 Kauno dienomis. Laidos naujienas sekite 7 Kauno dienų ir LRT Facebook paskyrose. Laidos įrašai LRT mediatekoje.